Erasmus Plus mažos apimties partnerysčių projektai skirti įvairioms organizacijoms, kurios nori pradėti tarptautinį bendradarbiavimą, išbandyti naujas idėjas ir įgyti pirmosios projektinės patirties tarptautiniu mastu. Šiuose projektuose daug dėmesio skiriama mažesniems organizacijoms, bendruomenėms bei toms institucijoms, kurios dar tik žengia pirmosius žingsnius tarptautinių projektų srityje. Tai paprastesnė ir lankstesnė galimybė įsitraukti į Erasmus Plus veiklas. Jonavos rajono socialinių paslaugų centras įgyvendino Erasmus Plus projektą Enhanced Social Workers, skirtą socialinių darbuotojų įgalinimui, dirbant su priverstiniais migrantais. Projektas suteikia galimybę darbuotojams susipažinti su užsienio šalių patirtimi ir metodais, dirbant su šia Lietuvai nauja ir sudėtinga tiksline grupe. Projektas buvo pastebėtas ir aukštai įvertintas Švietimo mainų paramos fondo. Jis gavo apdovanojimą socialinės įtraukties kategorijoje. Džiaugiamės, kad šis įvertinimas iš esmės įprasmino turbūt mūsų projektinę veiklą. Mes matom didžiulę naudą tiek savo įstaigos darbuotojams, kalbant apie jų profesinius gebėjimus, asmeninius gebėjimus, tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus, kurie ženkliai pastiprėjo. Ir tas posakis, kad nieko nėra neįmanoma, tik tai mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas yra įmanoma, tai visiškai pasitvirtina šitam projekte. Būtent tokie projektai kaip Erasmus Plus projektai padeda mums praplėsti mūsų tą suvokimą apie tai, kas yra įmanoma, ką mes galim padaryti. Ir net nedidelės apimties projektai tokie kaip mūsų suteikia labai plačias galimybės toliau vystyti tą idėją, su kuria jūs ateinate į projektinę veiklą. Jonavos rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Lorena Kiršaitė sako, kad projektas buvo naudingas, suteikė tarpkultūrinės patirties ir galimybę stažuotis Kipre. Jos metu pamatyti, kaip ten socialiniai darbuotojai dirba su priverstiniais migrantais. Taip pat parengta metodinė medžiaga, kuria šiuo metu naudojasi centro specialistai, dirbdami su priverstiniais migrantais ir kitataučiais, siekdami jiems efektyviau padėti. Pats bendradarbiavimas išvykstant į kitą užsienio šalį, man atrodo, buvo labai svarbus, nes pamatėm, kaip kitose šalyse dirba. Matėm, kokių naudingų dalykų galim parsivežti čia į Lietuvą, taip pat palyginti dvi skirtingas šalis, nes ir tie patys pabėgėliai tiek Kipre, tiek čia Lietuvoje šiek tiek skiriasi. Tai tiek jie galėjo iš mūsų daug pasisemtos patirties, kurią mes čia dirbam, taip pat mes galėjom iš jų parsivežti kažkokios naudingos patirties ir grįžtant čia į centrą pradėti dirbti kažkaip kitaip. Iš Sirijos kilęs Abdul Razak į Lietuvą atvyko 2017-aisiais. Nuo 2021 metų jis dirba socialinių paslaugų centre, kur jau 4 metus darbuojasi su kitataučiais. Turėdamas pabėgėlio statusą, jis gerai supranta, kaip jaučiasi į svetimą šalį atvykę pabėgėliai. Projektas yra labai svarbus ir jis yra labai naudingas mums kaip pabėgėliais. Ir iš tikrųjų mes asmeniškai aš galiu pasakyti, nes aš pastebėjau, kad mūsų darbuotojas, kuris dalyvavo šitam projekte, tai priturtino ir pagerino patirtis dirbant su kitataučiais ir atnešė iš užsienio irgi kitų dalykų, kur čia nenaudojami čia Lietuvoje. Ir iš tikrųjų čia yra pastebėjau, kad čia tikrai yra labai didelis žingsnis į priekį. Mažos apimties partnerysčių projektai dažniausiai trunka nuo 6 iki 24 mėnesių. Per šį laiką organizacijos gali kurti naujas iniciatyvas, dalintis patirtimis, stiprinti kompetencijas ir užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su partneriais iš kitų Europos šalių. Tai puikia galimybė augti, mokytis vieniems iš kitų ir kartu kurti pokyčius vietos bendruomenėse bei švietimo srityje. Erasmusuok, augink žinias tarptautinėje bendruomenėje.